Sveiki visi, čia mes, Minecrafteriai, ir mes šiandien filmuosim video klipą, kaip elgtis naujokų. Tai ką dirbi? Tai iš pradžių geriausia būtų, kad atrastumėt kažkokį plotą, kur statysite savo namą. Į tą plotą atradus, pradėkit statytis namą. Na, aš jums šiandien viską parodysiu, apie ką mes kalbėjom, kaip jį pasistatyti tą namą ir šiaip apie viską. Na, kaip pasigaminti kokius daiktus. Galit kai kas ignoruoti, jei jums nepatinka. Galit komentaruose rašyti kažką blogai. Na ir dar su manim filmuoja vienas žmogus, kuris labai norėjo šiandien filmuoti video. Man net per pamokas šnekėjo, ar filmuosim. Na tai pasisveikink, Miroslavą. Sveiki. Tai va, tai šiandien filmuosiu su ją video klipą mūsų patį pirmą. Mes kažkaip pagalvojom, kad mes pasivadinsim Minecrafteriais, ne? Nes kažkaip kitokio nesugalvojom, kiti pasivadina ten kaip nors Game Home, pavyzdžiui, mano draugas. O mes pasivadinam tiesiog Minecrafteriai.lt. Na, tai tikiuosi, kad jums patiks šitas pavadinimas ir kad nebus sunkiai įsimenamas. Ai, biškai stringa, bet nieko. Kiek žmonių gali pasižiūrėti? Ai, nedaug. Statyk dar čia 2 aukštus. Aš pradėsiu grindis statyti. Tu turi šitą diamond, šitą, kaip jį... Jo, kaslą. Gali man duoti? O, man kaip stringa dabar. Na, dar kiek man užteks, tai aš prakirsiu čia nuėtų žolės, bet nemanau. O, žiūrėk, ironas. Tai reikia įsikast. Pasigaminsim daiktų. O, man neleidžia jį iškast. Tai, kad reikia kas... Ne, aš tiesiog jį iškaliau, bet ir man vėl atsistatė vietą. Čia biški keista, bet tikiuosi, kad taip turi būti. Ta. Dabar paskui pasidarysim čestas ir pastatysim ir, pavyzdžiui, parašysim, kad tavo čestas ir mano, bet neveiksim per kartą. Tai gerai. Čia jeigu nori mėsytę gali pasimti. Man gal neleidžia, ai, dabar leidžia, žiūrėk. Tuoj gausim ironą biškį. Padarykite tada čestą. Čia dalis iš viso čestas padaryti. Palauk. Tada žiūrovai pasižiūrė, kaip daryti čestas. Jeigu nemoka, kaip nori. Tiesiog dedam aplinkui juos ir nereikia dėti, pavyzdžiui, kad per vidurį būtų. O tiesiog tai paprastai įdedi. O tu turi gal beržą? Jo. Tai ateik čia dėk beržą ant žemės. Pagaminki. Nu, ai, gerai, bus ir tai. Va, dar vienas duris reikia pasigaminti. Dar duris išmoksit pasigaminti. Na, čia aišku, tiesiog viskas naujokams. Čia nėra, ten jau kurie gerai žaidžia, tai nebūtina jiems jau ir žiūrėti tokių video. Na, bet tie, kurie naujokai ir kuriems biški sunkiau viską išmokti, tegul pasižiūri šitą video, tikrai paskui nepasigailės. Galit ignoruoti, jeigu nemėgsta tokių video. Aš nieko prieš, aš nepyksiu. Tiesiog, jeigu jums nepatiko, aš jūsų nuomonės pakeisti negaliu tai. Griauk, man reikia statyti.
Dėk čia visur beržą, dėk po žemę. Nu, čia tipo. Dėk beržą, tokį va tokį va kaip ir čia padėjau. Aš einu gal pabandysiu ten verandą kokią kaip ir pastatyti tokią. Ką? Tuo. Ką žinau, aš beržo negavau. Palauk. Kur tu ten jūs numeti? O va, gavau. Dabar 8 daug davai. Aš pasigaminsiu čestus. Gerai, gamink. 4, bet tau padarysiu. Gerai. Bet aš dar einu tokį kaip verandą padaryti. Man gerai. Duok man, čia su kastuvu pragriauk dar daugiau. Oi. Man gali biškį strigt. Gerai. Tu kalbėk garsiau. Taip, aš darysiu. Taip, dabar padarysim. Eik surink viską, kas laukia. Padarykit kažkas naktį, noriu užmušti Myrą. Taip, aš padėsiu čestus ir padarysim. Dabar čestus padarysim prie to, darbas. Gerai. Dėk tu kur nori. Tiesiog. Eik viską susirink, kas laukia. Pas mane taip, ne. Dar įdėsiu čestus. Tai palauk, ten iš čia su viską gali imti žmonės. Padaryk, kad negalėtų paimti. Tuoj, palauk, reikiagi. Man čia dar pirmą įrengt šitą namą. Gerai. Man dabar reikia tavo pagalbos. Na, palauk, čia bus. Ai, nors jau nebereikia. Palauk. Čia padėsim, bet tu pagalvok. Taigi. Visus nereikalingus užpėliau, visus paimsime. Paroj. Tu užrakinai čestą. Gerai, ar čia reikia pragriauti. Na, galiu dabar paimti. Paimsiu tai, bet tu ką tik negali čestą padaryti? Ne. Abiejų negaliu atidaryti. Tai dabar, tada tu šitą aš išgrausiu Ateik. čestą. Ne. Rašyk ant visų va tai va, aš tau parašysiu. Bet tai reikia dar šito pasvirojo brūkšnio. Tipo. Su pasvirojo? Jo. Parašai? Jo, parašiau, aš gi per šitą.